Užtrakio dvaro rekonstrukcija gali likti neužbaigta. Vėluojant įsisavinti ES skirtas lėšas, kyla grėsmė prarasti dalį šių pinigų. Išskiriamų beveik 10 milijonų litų, kol kas panaudota vos apie 600 tūkstančių, o per porą metų atnaujinti pastatą įsipareigojanti sutartis baigėsi šių metų rugpjūtį. Apie tai Ritos Gečiūnaitės reportažas. Vienas garsiausių Trakų istorinių pastatų Užutrakio dvaras rekonstruojamas jau 1,5 metų. Tai pirmas etapas. Rekonstrukcijų darbai pavesti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, tačiau šie maždaug pusmečių vėluoja įsisavinti ES skirtus milijonus. Iš skirtų 10 milijonų, likus pusmečių iki galutinio termino, panaudota tik 645 tūkstančiai litų. Pavojus, kol pinigai nėra įsisavinti iki paskutinio cento, visada yra, kad jie gali būti dėl vienų ar kitų priežasčių neįsisavinti. Tai Trakų projektas nėra išimtis, bet ką šiandien galima pasakyti šiandien situacijoje? Yra paskelbtas konkursas, sausio 31 dieną bus atplėšiami vokai ir bus paaiškės tada tikroji padėtis. Pašnekovo teigimu, jei Užutrakio dvarą atnaujinant būtų bendradarbiaujama plačiau, su Trakų rajono savivaldybė, kurie turi daugiau patirties administraciniuose dalykuose, rekonstrukcijos vyktų greičiau. Tačiau Trakų rajono savivaldybės atstovai sako, kad į juos pagalbos nesigreipta. Šitas projektas atnaujinimų darbų, restauravimo, rekonstrukcijų, kuris iš tikrųjų yra labai svarbus ne tik Trakam, bet ir visos Lietuvos gyventojams ir turistams, atiduotas administruoti nacionaliniam parkui ir už šį projektą atsakingi jie. Bet, nors kaip ir minėjau, mes norėtume prisidėti ir padėti, bet mes net nežinome projekto vykdymo eigą, nes visiškai nesame apie tai informuojami. Pasak pačių nacionalinio parko direkcijos atstovų, jie pavėluotą laiką sieks kompensuoti konkurso būdu išsirinkę darbų vykdytojus. Turint omeny, kad mes turime vykdyti juos per 2 metus, tai yra beveik nerealu. Ir tai, kad mes spėjam ir tas vėlavimas yra pusmetis, tai yra visiškai optimalu ir mes netgi viršėjam savo pajėgas. Užutrakio dvaro ir Svirno atnaujinimo darbai turėjo baigtis šių metų rugpjūtį, tačiau Trakų nacionalinio parko direkcijos teigimu, dėl ilgų biurokratinių kelių ir kartais nesutarimų su Trakų rajono savivaldybė, šie darbai gali užsitęsti dar 1,5 metų. 5 kanalo žinioms Rita Gečiūnaitė ir Juozas Raduševičius.